Привет, это музик-трек apie, blėt, gyveno oligarchas Maksimas, pastovus oro uosto reisai Maskva, Vilnius, vyras gimimo metų, 54, ieškodavo mergaičių užsienių dar nekaltų, juodų kostiumų, juodais akiniais, juodais batais ir juodais marškiniais, juodose akyse, matėsi ir juoda siela, va tokia, blėt, buvo toji rusiška dėla, jo profesija, dileris gyvų žmonių, stumdė daug ir, blėt, stumdė non-stopų, žmonių gyvenimus griaudavo lyg namelius kortų, pasistatė rūmus šitokių eksportų, jo asmenybei nieko nebeliko švento, bet visat atsižvelgdavo į norų savo klientų, ieškodavo mergičkų sužavėtų rusiško akcento, kurios atsiduotų globai šito dirigento, o geriausia tam vieta Lietuva, juk mergaitės jaunos tūpos, karočią kak civda, jis žinojo formulę veikiančią visada, blizgučiai skudurai ir prabangi mašina, jis pasitelkdavo savo prigimtinį žavesį, žadėdavo joms daug ir nerūpestingą ateitį, užkerėtos deimantų blizgesio, sužavėtos laisvės ilgesio, pakerėtos senio rodomų dėmesio, pradėdavo nebeslėpt savo emocijų, tai būdavo ženklas veik, burną užklijuot, rankas surišti, rūkštinę sieną įveik, klausydama suka, nedrįs sakyt, kad negerbiu jų, tiesiog bibiučių pimas nėra darbas moterų, o ne sukų, pamestinūkių, parsidavėlių šalalų, papudruotų snukių, mes žiūrim į juos ir matom tik tai prisamą mėsą, įsigilink į šitą žiaurę tiesą, čia tokių kaip jūs tipo milijonai, todėl ir būsiu išrankus tik savo pačio žmonai. Eglė 12-metė, Mažeikių rajonas, jo normalinės, sodo vidurinės, diplomas, optimistė, galvojo viskas pasikeis, išsikraustysiu į sostinę, kur aplinkiniai manęs nebeteis užaugus, tarp brolių 3, šeimoje negaudavo tiek meilės, kad visiems būtų lygu, tai vertė ją ieškotis dėmesio kitur, tikėjo, jog toks meilės esama čia kažkur, jos skonis buvo keistas, kaip ir požiūris, skubėjau būdama jauna, pajaus dar nepajaustus potyrius, jie gyventi mokė vietinis Andrėjus, jis ją pastoviai mokė, pjauniką pasėjęs, jauna, tikėjo visko, ką iš jo girdėjo, atleisdavo jam viską, bet mėlynių tik daugėjo, tada dar paaugliai pakraudavo ant kiek pizdi, kad pleit nebegalėdavo šitą panelę išuždė, jolka, tai moj liubimaja Andrей сказал, anta dotuos это ёбанарик умирал, ką просто dal, to просто yra timt, jei tėvai liepia daiktus, kuo greičiau susirinkti, daryk ką nori ir eik kur nori, jei vaidini suaugusią, tai bent elkis storiai, konfliktas užaukęs santykius su šeima ir likimas, jie vėl palikęs baso vieną čia, eilinę kaimietę su rankiniu bagažu, nusprendusi laimės ieškotis kitų autostopu, ir šiuo momentu atsirado jis, jos gyvenimo gravėjas išdygo jai prieš akis. Sveika atvykus į mano pasaulį, čia mano taisyklės, todėl laikau tave savo saują ir atiduodu tam, kuris daugiausiai moka. Nepabėgsi net jeigu sumokėsi nalogą, geriau būk gera mergaitė ir nesipriešink kitaip, per žinias tavo lavoną galės viešinti. Okei, viskas vyksta taip, atėjęs pirkėjas išsirenka prekę pirmai, prekiai prakaitas, veidų žlegia, baimės jausmas slegia, gyvenimas prakis lekia, širdis tankiau plaka, čia aukcionas gyvų žmonių. Tik aukcionui vadovauja gauja numirėlių už štuką eurų, vat ir visą kainą, kažkieno gyvenimą paversti bibi čiulpiantį kombainą, kažkieno gyvenimą paversti bibi čiulpiantį kombainą. Ёб твою мать, štuka eurų. Šito gabalo labai paprastas moralas, mėgina turi pakerėt ne vyra kapitalas, kai klube prieis rusas ar italas, jūs turi nusispausti, stabdžių pedalas, nepasiduokit lavinai žodelių meilių, nes jūs vertos daugiau nei kokteilių 2, o jeigu taip nėra, vadinasi ten jums ir vieta.